Vaida, tai turbūt tradicinis klausimas komandos naujokams. Tai kaip nutiko, kad atsidūrė Utenos Juventus ir kodėl būtent ši komanda? Nežinau, turėjau galimybę išvažiuoti į užsienį, neišėjo, taigi turėjau rinktis iš lietuviškos komandos, labai norėjau likti namuose, Panevėžyje, bet taip susiklostė aplinkybės, kad turėjau pasirinkti kito miesto komandą ir būtent ji buvo Utena. Ar tai, kad turėjai galimybę išvažiuoti į užsienį ir buvo priežastis to, kodėl taip ilgai užsitęsė dėrybos? Galim ir sakyti, kad tas įtakoja. Aišku, kiekvienas nori išvažiuoti kur geriau, aišku, aš nesu išimtis. Utena netoli Panevėžio, teko žaisti prieš Juventus komandą ir ką nors žinojai apie ją anksčiau, girdėjai atsiliepimus, vis tiek domėjais prieš pasirinkdamas? Pirmiausia, girdėjau, kad ir žinau, nes teko žaisti prieš juos, kad labai turi gerus labai fanus, tas įstrigo tikrai. Kita vertus, labai gera organizacija, salė, miestas domisi krepšiniu. Atvažiavai į stovyklą, fizinio parengimo stovyklą antros savaitės viduryje, ant tų pačių didžiausių fizinių krūvių nebuvo sunku įsilieti? Ne, nes, aišku, nesėdėjau rankos sudėjęs, sportavau Panevėžyje, turėjau fizinio parengimo treniruotės Manieže, teko pabėgioti lauke, taip kad įsilieti tikrai nebuvo sunku. Tai tų 5 treniruočių ko gero ir užteks, ar ne? Normaliai pasiruošti sezonui. Galima sakyti ir taip, bet tai plus dar salėje vis tiek dirbsime kažkiek ant fizinio parengimo, ne vien su kamuoliais, dar sakė, su gumom ir taip toliau, tai viską sudėjus į krūvą tikrai turėtume būti pasiruošę sezonui. Bet gali šiek tiek papasakoti apie save, ta prasme, ką mėgsti aikštelė, kokios savo stipriosios pusės Utenos krepšinio gerbėjams, kurie galbūt mažiau? Galiu pradžiuginti, mano mėgstamiausias krepšinio elementas yra dėjimas, galiu pataikyti iš toli, galiu įmesti vidutinį, iš pakrepšio. Tai kad pasižymė puikiu šuoliu, turbūt Utenos arenos lankai kentės kitą sezoną. Stengsimės.